Sveiki, tai grįžtame vėl prie pokalbių. Šiandien, dabar tiksliau, mano pašnekovas Giedrius iš Wood Architects, kuris papasakos apie ką? Apie pirtis, kokia šiuolaikinė pirtis ir kodėl jinai taip vertinama užsienyje. Jūsų būtent gaminama pirtis, ar ne, kodėl vertinama užsienyje? Nenoriu taip labai susireikšminti, bet galbūt sakyčiau lietuviška pirtis arba net Baltijos šalių pirtis, kodėl jinai taip vertinama užsienyje. Ką daro Wood Architects? Mes esame lauko pirčių gamintojai. Dažniausiai mūsų pirtis yra ne vakarėliams skirtos, o šeimai. Labiau į tai akcentuojamės, tai jeigu norit vakarėliams pirtis, mes nelabai kažką turėsim pasiūlyti, bet jeigu jums labiau orientuojatės į ramų laiką su savo šeima, su vaikais, tai tada mes galim pasikalbėti ir mes tikrai sukursime jums jaukų šeimos kampelį. Gerai, o tada, jūs, kaip suprantu, gaminat, ar ne? Klaipėdoje gaminat? Taip, Klaipėdoje gaminame teisingai. Ir didžiąją dalį vis tik išvežat, ar ne, eksportuojat? Deja, taip, gaunasi šiuo metu, kad daugiausiai išvežam, nes Lietuvoje vis dar yra žmonės mėgsta tą klasikinę, seną tradicinę pirtį. Mes labiau dabar orientuojamės jau į modernę, technologiškai pažengusią, daugiau stiklo, daugiau tiesių linijų, galbūt tokia pirtį, kur ne kaimo turizmo sodyboms skirta. Gerai, dabar tada jūsų ta pirtis, va tokia, kurią labai vertina, beje, kur vežat didžiąją daugumą pirtis, kur eksportuojat? Daugiausiai yra Beneliukso šalis, Anglija, Airija ir paskui Skandinavijos šalis. Ten labai jau mėgsta ir vertina. Iš esmės tai ten, kur šalčiau, į šiltus karštus kažkaip tai dar neatrado tos pirties. O gal jiems ir nereikia, nežinau. Gal užtenka į lauką išeiti. O žiūrėkit, štai čia viena iš jūsų, ar ne, yra pagamintų pirčių, man už nugaros. Taip, pirtis Luna, taip, jinai yra mūsų, galbūt galim sakyti, naujausias vaikas. Jinai jau Kuom tokia specifinė dabar ta pirtis? Specifinė galbūt tom, kad mes sudėjom jau naujausias visas technologijas, kokios pirty dabar naudojamas yra, ką tik tais galima rasti, itin modernų šiuolaikišką dizainą, medžiagos parinktos ekologiškos, nes dabar, kaip ir žinome, labai populiarėja visas tas tvarumas ir vis tiek žmonės nori būti arčiau gamtos ir medį pajust, nori ir matyti, bet kartu nori turėti ir visus šiuolaikinius technologinius sprendimus kartu. Su šia pirtimi mes galbūt ir sujungiam ir gamtą, ir skaitmenizaciją, šiuolaikiškus sprendimus. Tai kaip aš matau, su nugara, kaip matau, kad pirties fasadas yra iš ko? Iš degintos medienos, ar ne? Taip, šitam fasadui parinktas yra deginta mediena, taigi paliečiant jaučiasi visiškai medžio tekstūra likusi, nes Degėsiai nebesijaučia, jie puikiai užmaskuoti po alyvą. Okay. Ir nes deginimo procesu išdega minkšti, audiniai lieka kietesni ir todėl išryškėja visas medžio. O vidus, ką naudojat viduj? Nes viduj yra irgi kažkokios lentelės, ar ne? Viduj naudojam termo lietuvišką drebulę, tai termiškai aukštai temperatūrai apdorota mediena, ko pasiekoje gaunami tokie privalumai, kad medis tampa labai stabilus, jisai nebesikraipo, jis į save nebesugeria vandens. Po šito iškaitinimo gero, kaip čia taip mandagiai gražiai pasakius, nelieka nieko maistingo tenais. Bet čia mums ir gerai, nes dažniausiai to maistu maitintųsi pelėsis, grybai ir panašiai. Tai jiems tenais jau nieko nebelieka valgyti. Supratau, žodžiu, bebrams nebeduoda. Ne, bebrai ten mirtų badu. Supratau, tai gerai. O dabar šildymo prietaisas, koks jisai? Esame pasirinkę modernę estų gamybos HUM krosnelę, kuri turi valdymą ir lokalų, pasukamas toks kontroleris, bet yra gal visos šiuolaikiškos technologijos, kaip ir apsas telefone ar kompiuteryje, prijungus prie Wi-Fi'aus, taigi jūs turite pilną kontrolę užstatyti, kada jūs norite ir kokią norite temperatūrą, taip pat galite užstatyti ir tvarkaraštį, kaip pavyzdžiui turit šeimos tradiciją, kiekvieną penktadienį 8 val. Susirinkti
pirtyje. Kas pavėlavo, tas nušals. Arba turės tvarkyti pirtį. O kaip dabar yra su ta elektrinė pirtis? Ar yra taip, kad aš jau atėjau į tą pirtį žiemos metu su rankšluošiu, paspaudžiau appsų šildyk mane, tai ką, jau ima iššildo iš karto, ar ne? Kiek reikia laiko, kad užšiltų ta pirtis? Labai geras klausimas, ačiū šitą klausimą, Mindaugai. Nežinai? Žinau, išsigūglinau. Ne, juokauju, išbandytas reikalas. Vasarą užtenka, aišku, nuo daug dalykų priklauso, kaip ta pirtis padaryta, bet dabar kalbam būtent apie šitą pirtį. Ar jau prieš tai, ar ne, irgi priklauso? Tada jau iškart būna įkaitę. Taip, bet jeigu šito konkrečiu atveju kalbant, tai vasarą užtenka apie 40 minučių ir bus pasiektas optimalus 80-90 laipsnių. Žiemos metu tas laikas šiek tiek prailgės ir gali trukti valandą, 10, valandą 20 minučių. Ir bus pasiektas... Tai maždaug apie valandą, ar ne? Vis tiek taip. Vidurkis švedus maždaug taip. Tai čia tikrai, manau, kad kaip visai pirčiai visada yra taip. Praktiškai, kol rankšluostį susirasiu ir praeis tą valandą. Arba grįšit iš darbo. Nes atsiminkit, jūs turite tą privalumą, kad galite net nebūti prie pirties ir ją nuotoliniu būdu užkurti. Taip. O geriau, dabar šitos pirties, tas specifiškumas karščio, kokia čia ta pirtis yra? 100 laipsnių, 200 laipsnių, kiek jinai prišildo? Iki 305. Ne tiek. Tiek daug nešildo. Rekomenduojama žmogui, kad būtų sveika. Dažniausiai rekomenduojam net neviršyti 80. Aš žinau, lietuviai tie yra... Kuo daugiau, to geriau ir nėra stabdžių, tai teko girdėti istorijų ir kaip 140 laipsnių pasiekė. Tai aš paklausiau, kodėl nebandėt 200 pasiekti. Bet rekomenduojama 80 laipsnių, 90 jau kaip maksimum. Mano tėtis, atsimenu, vieną kartą yra buvęs irgi. Aš tai pirčių labai taip nepernešu didelės temperatūros, o ten, žinot, irgi vyresnio amžiaus žmonės taip labai nori pasilyginti vien su kitu. Tai kojas iškelia vos ne prie lubų, sako, atsukit šildymą, nes labai kojų šala. Tipo tiek jau šalta toj pirty, o aš jau ten net būt negaliu. Tokio karštumo jinai yra. Kardiologas tikrai nepagirtų už tokius bajerius, galiu tiek pasakyti. Jo. Gerai, dabar apšvietimas. Koks ten apšvietimas? Kas ten? Kažkoks mandras mačiau. Blikčioje ten viskas, žvaigždės skraido. Apšvietimą galima pasirinkti pagal savo skonį. Tai čia buvo dizainerio toks sprendimas, įdiegtos žvaigždžių imitacijos. Jeigu tenais ilgiau pasidėsit, tai net tos pačius grįžulo ratus surasit. Skaičiuot žvaigždžių kritimą reiškia galima pastoviai. Galima ir žvaigždžių kritimą, tam tikrų intervalų skaičiuot. O dabar, sakykime, vėdinimas ten kažkoks įrengtas, jis būtinas, nebūtinas? Yra natūrali ventiliacija, oras paimamas šalia krosnės iš apačios ir iš lėto, kadangi vyksta paprasti fizikiniai dėsniai, iššildytas oras kyla į viršų ir kitam kampe jisai... Sukuria, žodžius, cirkuliaciją. Cirkuliacija, jo, ir klausia žmonės, ar aprasoja. Langai, tai jeigu ventiliacija yra padaryta teisinga, tai tikrai nebus aprasoja. Nebent tuo metu, kai užpilama ant elektrinės. Gera mintis, paminėjo temą, užpilama. Čia yra elektrinis pečiukas. Taip. Nebus taip, kad pirmą ir paskutinį kartą užpyliau. Matot, jeigu padarysit ne visiškai teisingą elektros instaliaciją ir žmogaus nelabai mėgsta, tai galit taip paruošti. Bet jeigu viskas padaryta tvarkingai, darė geri profesionalai, tai turėtų būti saugu. Galima, ar ne? Yra dabar prie dabartinių technologijų, galima tikrai ant elektrinio... Visiškai pilti galima. Galima. Tik labai nerekomenduojama daryti tų dalykų, kad tenais alų pilti ir panašiai, nes visi tie dalykai palieka nuosėdas ir paskui jūs deginat, smilkina. Tai geriausiai naudoti tas, kas yra skirta pirčiai. O dabar, gerai, dabar įsivaizduokim, vis tiek yra vanduo, o jis ar turi kažkur išbėgti, ar nereikia to daryti jūsų pirčiai? Čia irgi reikia prieš įsirengiant pirtį apsispręsti, kaip jūs norėsit ją naudojama, nes čia nėra toks daiktas, kad pasistatysi vieną pirtį ir jinai absoliučiai viskam tiks. Tai kaip ir norint televizorių žiūrėti, nepirki mašinos ar atviršiai. Tai taip pat galbūt ir su pirtim būtų, reikia apsispręsti, koks naudojimas. Tai Lietuvoje žinau, kad žmonės mėgsta tą labai šlapę pirtį, tai tada reikia ir pagalvoti apie geresnį nubėgimą. Užsienyje žmonės labai neturi to tokio įpročio šlapiai, tai dažniausiai visos kiek vandens būna, tai galbūt nuo kūno, kažkas nuo suoliuko kiek likę.
arba nuo krosnės, kai Žodžiu- užpilė kažkiek tai nulaša, tai žodžiu, tenais galima nebūtina. pasivalyti. Taip. Nebūtina, tai sugalvojau, kad aš šitoj vietoj noriu pas save sklypę pirties, pasiskambinu Wood Architects, tai vienintelio turbūt ko reikia, tai elektros įvado, ar ne? Elektros O įvada. gali būti be elektros įvado, pavyzdžiui. Tai galima daryti malkinį, tik tais... Aš nežinau, ar tada, jeigu be elektros su fakelu, ar labai saugu būtų apsišviesti tada viduje. Žvakė. Tai aš manau, kažkokio įvado vis tiek reikės. Žvakė, nu... Gerai, o tai kokio galingumo tada yra elektrinis prietaisas, gal žinot? Parenkame pagal pirties dydį, kiekvieną kartą individualiai. Šiuo atveju esam pasirinkę 9 kW. Pečiukai jisai netgi yra šiek tiek galingesnis negu rekomenduojama tokiam tūriui, bet tiesiog greičiau iššils. Nu taip, taip. Ir brangiau kainuoja nusipirkti. Nu taip. Tai ką, gerai tada, tai ačiū Giedriau, nebent dar kažką pridurti norėtumėt? Ne, labai ačiū už šitą pokalbį, labai malonu, kad pakvietėte šitą laidą. Taip, rodysim per LNK ir TV3 vienu metu. Prašom Labai. įsijungti abudu kanalus. Dėkui.